Mylimieji Kristuje, šiandien noriu su jumis pasidalinti mintimis apie ypatingą dovaną, kurią kiekvienas iš mūsų turime ir galime ją naudotis. Maldą. Ne kaip ritualą, ne kaip pareigą, o kaip gyvą jėgą, kuri kyla iš širdies ir jungia mus su pačiu Dievu. Malda nėra tik žodžiai, kuriuos tariame. Malda yra bendravimas su gyvuoju Dievu, kuris mus girdi, myli ir atsako į mūsų maldas. Bet prieš kalbėdamas apie šią galingą jėgą, noriu, kad kartu pažvelgtume į savo kasdienybę, į savo širdį. Ar tikrai meldžiamės? Ar mūsų maldos yra gyvos? Ar jos kyla iš tikėjimo, ar tik iš įpročio? Turbūt kiekvienas iš mūsų pažįstame tą tylą, kai atrodo, kad malda nepasiekia dangaus. Kai žodžiai stringa gerklėje, kai atrodo, kad Dievas tyli, o mūsų prašymai dingsta be atsako. Mes meldžiamės už sveikatą, bet ilga nepraeina. Meldžiamės už santykius, bet jie sukliūva. Meldžiamės už ramybę širdyje, bet širdyje vis tiek siaučia audra. Ir tada mūsų širdį įsėlina abejonė. Ar verta melstis? Ar Dievas tikrai girdi? Ar jis iš viso rūpinasi manimi? Būtent čia slypi mūsų nuodėmė. Ne maldos trūkume, o tikėjimo silpnybėje. Mes dažnai norime, kad Dievas atsakytų to jau pat, pagal mūsų planą, mūsų laiku, pagal mūsų pasirinktą būdą. Kai jis to nepadaro, mes pradedame elgtis taip, tarsi jis neegzistuoja. Malda tampa formaliai, automatinė, be gyvybės. Sako žmogus, taip, aš meldžiausi prieš miegą, bet ta malda dažnai skamba kaip išmokta formulė, o ne iš širdies pokalbis. Tiek daug kartų mūsų maldos tampa ritualu be tikėjimo, o ne pasitikėjimas be ritualų. Tačiau Dievas mums duoda pavyzdžių, kad malda iš tikėjimo tai jėga, kuri gali pakeisti viską. Štai pranašas Elijas. Jis stoja prieš 450 Baalo pranašų ant Karmelio kalno. Vienas prieš visą minią. Jis meldėsi ne už save, o kad Dievas parodytų, jog jis yra gyvas. Elijas nesakė ilgų žodžių, jis tiesiog sušuko: Viešpatie, kad šiandien sužinotų tauta, jog tu esi Dievas. Ir Dievas atsakė, iš dangaus nuleido ugnis, kuri sudegino auką ir altorių. Tai buvo akimirka, kai tauta sugrįžo pas Dievą. Malda sugrąžino tautai tikėjimą. Maldos galia sukrėtė ne tik žmonės, bet ir dangų. Kitas pavyzdys yra pranašas Danielius. Kai valdovas įstatymu uždraudė melstis Dievui, jis to nepadarė. Jis pasipriešino. Jis toliau 3 kartus per dieną klaupėsi ir meldėsi, nors žinojo, kad už tai gali būti nužudytas. Valdovas jį įmetė į liūtų duobę, bet Dievas atsakė jo maldą ir uždarė liūtų nasrus. Štai kokia jėga slypi tikėjimo maldoje. Elijas ir Danielius nesimeldė todėl, kad buvo patogu. Jie meldėsi todėl, kad be maldos negalėjo gyventi. Jie žinojo, jei praras ryšį su Dievu, praras viską. Naujajame testamente malda įgyja dar gilesnę prasme. Mes matome Jėzų, kuris nuolat meldžiasi. Prieš kiekvieną svarbų žingsnį jis traukiasi į kalną vienas ir kalbasi su tėvu. Prieš išsirinkdamas mokinius meldžiasi. Prieš kančią Getsemanėje meldžiasi. Net ant kryžiaus, kai kūnas silpsta, o pasaulis atstumia, jis meldžiasi. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Maldos jėga Jėzui buvo ne stebuklų įrankis, bet vienybė su tėvu. Tai buvo jo kvėpavimas, jo gyvenimo ritmas, jo stiprybė. Jėzus moko mus palyginimu apie atkaklę našlę. Ji be paliovos prašo teisingumo, kol teisėjas galiausiai nusileidžia.
Jėzus sako, argi Dievas neatliks teisingumo savo išrinktiesiems, kurie šaukiasi jo dieną ir naktį. Šiuo palyginimu Jėzus sako mums, nepasiduokite. Meldžiantis reikia atkaklumo, ištvermės, pasitikėjimo. Dievas išklauso, bet dažnai ne taip, kaip mes tikimės. Jis atsako savo laiku ir tai visada yra geriausias laikas. Kiek daug galybės slypi maldoje. Apaštalų darbų knygoje skaitome, kaip Petras buvo įkalintas. Sargyba prie durų, grandinės ant rankų, bažnyčia tuo metu meldžiasi. Ir štai naktį pasirodo angelas, grandinės nukrenta, vartai atsidaro. Petras išeina į laisvę. Malda atidarė duris, kurias užrakino žmogus. Malda išlaisvino tai, kas atrodė beviltiška. Kitas pavyzdys – apaštalas Paulius ir Silas Filipų kalėjime. Sumušti, sukaustyti grandinėmis, jie vidurnaktį gieda ir meldžiasi Dievui. Ir vyksta žemės drebėjimas. Duris atsiveria, grandinės nukrenta, bet svarbiausia atsiveria kalėjimo viršininko širdis. Jis krinta ant kelių ir klausia, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Paulius atsako, tikėk viešpatį Jėzų ir būsi išgelbėtas, tu ir tavo namai. Štai maldos tikrasis vaisius. Ne tik fizinė laisvė, bet širdžių atgaila ir išgelbėjimas. Brangieji, šiandien Dievo žodis mus kviečia pažvelgti į save. Kiek mūsų maldos yra tikros, nuoširdžios, gyvos. Kiek kartų mes meldžiamės tik tada, kai ištinka bėda. Kiek kartų malda mums tampa paskutinė viltis, o ne pirmas pasirinkimas. Kai liaujamės melstis, mes iš esmės sakome Dievui, aš pats susitvarkysiu. Tai nuodėmė šaknis. Tai Dievo atsisakymo nuodėmė. Kai mes nebesimeldžiame, mūsų siela ima džiūti. Kai mes pradedame pasitikėti tik savo jėgomis, o Dievo malonę atstumėme. Tada į mūsų gyvenimą įžengia nerimas, baimė, pyktis ir tuštuma. Malda yra kaip kvėpavimas. Be jos siela dūsta. Be jos tikėjimas miršta. Bet čia prasideda geroji žinia, Evangelija. Dievas žino mūsų silpnumą. Jis dažnai sako, kad mes negebame melstis, kad kartais net nežinome, už ką turėtume melstis. O apaštalas Paulius mus padrąsina. Mes nežinome, kaip turėtume melstis, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Štai koks yra mūsų Dievas. Jis net ir mūsų silpniausiamse maldose veikia savo galybę. Kai mes nebeturime žodžių, šventoji dvasia meldžiasi mumyse. Kai mes pavargę, ji mus stiprina. Kai mes netikime, ji primena mums pažadus. Evangelija sako, tu nesi vienas maldoje. Jėzus Kristus yra tavo užtarėjas. Jo krauju tau atidarytas tiesioginis kelias pas Dievą. Todėl, kai klaupiamės ir sakome, Tėve mūsų, mes nesame vieni. Mus lydi Kristus, mus apgaubia dvasia, mus girdi pats visagalis. Dažnai žmonės sako, aš tiek kartų meldžiausi, bet niekas nepasikeitė. Tačiau tiesa ta, kad malda ne visada keičia aplinkybės, ji keičia mus. Per maldą Dievas perkuria mūsų širdį. Per maldą Jis moko mus kantrybės, nuolankumo, tikėjimo. Per maldą Jis mus perveda per audrą, bet ne visada Jis sustabdo tą audrą. Kai mes meldžiamės, mes nebandome įtikinti Dievą, o atsiveriame Jo valiai. Ir tada įvyksta stebuklas. Ne visada išorėje, bet visada viduje. Širdyje, kur atsiranda ramybė. Kaip galime gyventi maldą? Pirma, pradėkime nuo mažo. Rytą vienas sakinys, Viešpatie, būk su manimi. Vakare vienas padėkos žodis, ačiū. Mažos maldos keičia širdį labiau nei dideli pažadai. Antra,
Būkime atkaklūs. Net jei atrodo, kad niekas nesikeičia, melskimės toliau. Dievas girdi ir kai aplink tyla. Jo tyla nėra jo nebuvimas. Tai jo darbas mūsų širdyse. Trečia, melskimės ne tik prašydami, bet dėkodami. Malda kupina dėkingumo tampa šviesa, kuri šviečia net tamsoje. Melskimės kartu. Kai bažnyčia meldžiasi kartu, tai galia, kuri jungia dangų ir žemę. Jėzus sakė, kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Malda tai jėga. Brangieji, malda tai jėga. Ji iškėlė Eliją prieš Baalo pranašus. Ji uždarė liūtų nasrus Danieliui. Ji išlaisvino Petrą ir atvėrė kalėjimo duris Pauliui ir Silui. Ji palaikė Jėzų iki pat kryžiaus. Ir šiandien ta pati jėga yra mūsų gyvenime. Kai meldžiamės, mes kalbame su Dievu, kuris valdo visatą. Kai meldžiamės, mes nešame šviesą į tamsą. Kai meldžiamės, mes esame nebe vieni. Malda ne visada keičia pasaulį aplink mus, bet visada keičia mus pasaulį. Ji mus daro stipresnius, ramesnius, atlaidesnius, kupinus vilties. Todėl šiandien noriu pasakyti, neapleiskime maldos. Net kai atrodo, kad ji bevaisė, tęskime. Net kai tyla, tęskime. Net kai sunku, tęskime. Dievas veikia. Ir kartais jo atsakymas neateina žodžiais. Jis ateina ramybę širdyje. Kartais jis neduoda tai, ko prašome, bet duoda tai, ko mums iš tiesų reikia. Malda tai jėga. Ji jungia mus su Dievu. Ji gydo, guodžia, keičia. Ji yra gyvas tikėjimo pulsas, kvėpavimas, kuris veda mus į amžinąją Dievo karalystę.